Taigi šiandien stoju prieš jūs, nes nutariau kelti savo kandidatūrą į Gabijos gimnazijos prezidento postą. Iš pradžių norėčiau pristatyti. Mano vardas yra Antanas. Esu pirmos A klasės mokinys. Seniau lankiau pavasario pagrindinę mokyklą, kurioje dažnai dalyvaudavau visokiuose įvairiuose renginiuose. Ar tai buvo susijęs su mokslo, ar tai buvo paprasčiausi linksmi renginiai, kaip, tarkim, sporto šventė. Laisvalaikiu dažnai klausausi muzikos, groju, bendrauju su kitais. Manau, esąs ganėtinai atsakingas, kūrybingas, sugebantis priimti kritiką. Aš kandidatuoju todėl, nes manau, kad galėčiau išlaikyti visą tai, kas buvo padaryta mūsų ankstesnio prezidento Vytenio ir mokinių tarybos. Bet manau, kad galėčiau ne tik išlaikyti visą tai, bet ir pridėti daugiau, atnaujinti, pagerinti tai, kas jau dabar yra. Vytenis su savo šaunia taryba, padėjėjais, padarė nemažai šiais ir praeitais metais. Buvo daug renginių, jis garsino Gabijos vardą, stengėsi, kad kuo daugiau žmonių atvyktų į šią gimnaziją ir žinoma, bendradarbiavo su Račkausko gimnazija. Kad ir tiek buvo padaryti, vis tiek yra daug ko pildyti, kad Gabija tikrai būtų nuostabi. Aš manau, kad aš galiu ne tik išlaikyti ir tęsti visus Vytenio darbus, bet ir suteikti naujovių mūsų mokyklai. Poilsio kambarys. Beveik visa mokykla prisijungia prie šio tikslo įgyvendinimo. Tačiau ne visi visų tuo naudojasi. Mano žinioms tai yra dėl to, nes dažniausiai šiame kambaryje yra grupės iš vyresnių žmonių. Tarkim, pirmokams ir antrokams, kaip pastebėjau, yra nedrąsu būti šioje patalpoje. Aš norėčiau ir be abejo stengčiausi padaryti taip, kad visiems šis kambarys būtų jauki vieta. Rinkčiau kiekvienos klasės pasiūlymus, ką jos norėtų pakeisti šiame kambaryje. Įsteigčiau būdinčiuosius, kad ši vieta būtų saugoma vėlesnėm kartom. Norėčiau įrengti daugiau sėdimųjų vietų, bent porą kitų staliukų, kad galėtų būti daugiau vietos žmonėms šiame kambaryje, kad nebūtų tai tik vienai žmonių grupiai, kad visi su malonumu galėtų naudotis poilsio kambariu. Gabijoje iš tiesų yra nemažai renginių. Tai įvairūs renginiai, kaip žemaičių kultūros renginys, dailės šventė, diena ir taip toliau. Tačiau yra daug kitų sričių, kuriuose žmonės, tai yra Gabijos gimnazijos mokiniai, galėtų pasireikšti. Tai yra kaip sportas, muzika, šokiai, ne tik moksliniai gabumai. Mano nuomonė, mokykla turėtų būti linksmesnė, tad aš rinkčiau jūsų pasiūlymus, ko jūs patys norėtumėte. Stengčiausi įgyvendinti visą tai, kas padarytų šią mokyklą šaunesnę. Ir šitaip jūs galėtume prisidėti daug daugiau prie mokyklos renginių. Jūs kaip ir patys steigtumėte visą tai, kas būtų daroma. Tai nebūtų vien mano ir mokinių tarybos sprendimai, tai būtų visos mokyklos sprendimai. Ir štai kodėl aš manau, kad aš būčiau tinkamas Gabijos gimnazijos prezidentas. Tvarka bus.